Po kelių valandų sužinosime dvi komandas, kurios rugsėjo pabaigoje, tiksliau rugsėjo 29 dieną susitiks taurės finale ir kovos dėl šio Lietuvos futbolo trofėjo. Kita vertus faktas, kad nelabai ką turėjo ir padaryti, o čia Gargždų Bangos kontrataka, Paulauskas, smūgis kairė koja ir Deividas Mikelionis. Ir štai ką aš sakiau, Gargždų Bangos, Januševskis, Ramanauskas bus smūgis iš toli ir Deividas Mikelionis. Ryškiai matomas, o tai yra neblogas, šiaip neblogai, Černyko smūgis nepavyko. Na, kortelė bus pavojingą žaidimą, Fiodoras Černykas. Na, pirmoji kortelė ir tokia netikėtai gana parodyta, aišku. Kauno Žalgiris atakuoja, Mantas Bertašius. Čia nuošalės nėra, Valdas Paulauskas, 1-1, Paulauskas per toli kamuolys ir galima sakyti, kad atleido Valdas Paulauskas varžovam. Komandos draugų kamuolio perdavimas gali būti pavojingas, smūgis ir įvartis. Įvartis, gerbėmieji žiūrovai, Valdas Paulauskas sušaudo tiesiog Kauno Žalgirio komandos vartus. Na, fantastiškas smūgis ir ne veltui keli Bangos žaidėjai kėlė rankas Natanui Žebrauskui, jautė. Turbūt dar ankstoka, čia pražanga ir kortelė. Ir Sirgėdos smūgis, Mantas Bertašius. Viskas dar nesibaigė, ojojoj, kokia situacija. Banga bėga į kontrataką. Valdo Paulausko nėra, bet užtat yra Cezinė prie baudos aikštelės, Cezinė kairė koja, smūgis ir Deividas Mikelionis. Dar prisiminsime, kad ir įvartis buvo įmuštas po jo perdavimo. Čia pavojinga situacija, Mantas Bertašius. Gali būti, kad ten buvo dar ir stumtelėjimas Bangos gynėjo, bet Mantas Bertašius komandai dabar laikas eina lėtai, kitai greitai. Benedičius. Neblogas perdavimas, smūgis blokuojamas ir atrodo, kad Gargždų Banga yra LFF taurės finale. Taip, tai yra faktas. Aidi Kęstučio Bartuškevičiaus finalinis švilpukas, kuris reiškia, kad Gargždų Banga žengia dar vieną žingsnį šiame turnyre. Daugam netikėtai. Prisiminkime, ką aš sakiau rungtynių pradžioje, kad specialistai laikė favoritais Kauno Žalgirį, jie ir buvo favoritai. Bet prisiminkime, Gargždų Banga šiais metais Kauno Žalgiriui nepralaimėjo.